Sveiki. Photoshop pamokėlė apie tai, kaip pažymėtą dalį galima pakeisti Photoshop programoje. Čia ta pamokėlės idėja kilo žiūrint iš tą nuotrauką. Man patiko šitoj nuotrauko šešėlis. Ir aš norėjau tą šešėlį paryškinti. Ir pabandžius tą padaryti su Lightroom programa, likau nepatenkintas. Reikia daug kruopštumo ir taip puikiai man nepavyko to padaryti, tai aš pagalvojau, kad kam čia kankintis, kam čia daug stengtis, jeigu galim paprastai nueiti į Photoshop programą, dešiniu klavišu Edit in Photoshop ir pasižymėti tą šešėlį su žymėjimo įrankiu Quick Selection Tool. Pasitikrinam, kad žymėjimo įrankis būtų antroji pozicijoje su pliuso ženklu, reiškia, galim bus dar pridėti prie pažymėto dalies, galim pridėti dar ir dar ir dar. Čia Command Z, atgal, Command Z, per didelis ratukas, kad jau tą likutį pažymėt. Dabar gal jau neblogai. Tai kai turi pažymėtą dalį, čia paslėpti visi įrankiai veikia tik tada dalį. Jeigu nieks nepažymėta visa nuotrauka, o jeigu yra pažymėta, tai pažymėta dalį. Tai mano tikslas šešėlį patamsinti, tai turbūt tinka paprastas exposure stūmoklis, šviesumas, tamsumas, ekspozicija fotografai vadina. Į kairę patamsėjo, aš taip ir norėjau parodyti, kad yra gražus siluetas, žiūrovas atkreips dabar dėmesį į šešėlį. Kol buvo silpna, tai gal ir pastabesnė atkreiptų dėmesį, o aš dabar taip prikišamai rodau visiems, žiūrėkit, koks šešėlis. Yra klaida, matau prie piršto, čia irgi patamsėjo ten, kur nereikia. Tai stovėdamas toj kortelėj, kuri rodo, kur reikia poveikio. Šitos kortelės prasmė tokia ir yra. Ten, kur juoda, nieko nedarykim, o kur balta, darykim tai, koks yra šitas sluoksnis. Šiuo metu tai šitas sluoksnis tamsina exposure stūmoklio pagalba. Tai aš nenorėčiau, kad prie piršto čia irgi tamsintų. Tai pasimsiu teptuką, atsistojau toj korteliai, dar pasitikrinau, labai svarbu, nes dažnai klaida yra, kad tikiesi poveikio, bet ne toj korteliai, ne tam langelį tapai. Ir dabar, kaip galvojat, baltą ar juodą aš spalvą turėčiau pasirinkti. Aš turėčiau juodą pasirinkti spalvą, nes nenoriu, kad čia tas poveikis būtų. Tai Command plus pasididinsim. Ir čia su teptuku juodu, esant toj korteliai, galim pataisyti. Tai kaip ir viskas, gal dar čia. X raidę galima apversti, jeigu per daug nubraukiau, pavyzdžiui, per daug jeigu nubraukčiau, tai galėčiau pataisyti. Apvertęs X raidę, kaip matot, baltas reiškia daryk, juodas reiškia neliesk. Tai ir tokia ir yra tų maskavimo kortelių esmė, kad tas maskavimo žodis yra čia dėl to, kad lyg ir uždengta nuotrauka, ne visur tas poveikis, kokį mes darom, pasireiškia. Man atrodo, kad čia spalvų gal nereikia šitoj nuotraukoje. Tai čia prie lempučių kaitinamųjų fotografuota. Daug bus vargo, man visai patinka nespalvota fotografija, tai šiuo atveju aš išjungsiu spalvas, black and white.
Ir irgi išjungimas irgi yra per kortelę. Matom kortelę, kuri balta ištisai. Reiškia, visą nuotrauką ir veikia. Jeigu kur nors juodai padažyčiau, toj vietoj spalvos atsirastų, nes tas sluoksnis, kuris išjungia spalvas, pasidarytų kiauras. Tai dabar dar aš galvoju, raudonio stūmoklį, jeigu keiti, tai vat matot, kūno spalva šviesėja. Gal gražiau negu kai kažkaip tamsus veidas, tegul būna šviesesnis. Tokia pamokėlė, pažymim ir pažymėtą tada keičiam su šiais įrankiais, o tikslinam su teptuku maskavimo korteliai. Apie tai dar reikėtų pažiūrėti daug ir daug tų pamokėlių ir jas išbandyti. Tik tada atsiranda tikri įgūdžiai. Būtinai bandykit tai, ką pasimokinat, ką pažiūrit, praktiškai bandykit. Aš vis taip sakau savo mokiniam, kad vaikystėje žiūrėdavau, kaip troleibuso vairuotojai dirba. Važinėdavau į mokyklą autobusu, troleibusu ir man atrodydavo, kad aš jau viską moku. Tiek daug žiūrėdavau, kaip vairuoja, kad atrodė, kad tikrai galėčiau vairuoti. Bet dabar mes žinom, kad žiūrėjimo, stebėjimo nepakanka. Pamatėt, pabandykit pakartot. Striksit kažkur visai ne ten, kur rodė. Tai normalu. Linkiu sėkmės, dirbkim drauge ir po truputį kasdien kažką išmokim. Iki kito karto.